Hebra, dabar pasakysiu, kodėl pas mane toks mažas dalyvumo procentas. Suprantate, aš nuo vaikystės sergu šitą ligą, ne nuo vaikystės, nuo paauglystės. Ir vienas iš dalykų yra tai, kad aš nesugebėjau dirbti tuose indų plovime. Apskritai, motina mane stebėjo ir jinai man užduodavo klausimus, kad aš suprasčiau, jog jinai tyrė mano būseną. Motina ištyrė mano būseną. Ir žodžiu, tuose induose, kai plaudavau, tai aš apsišikdavau. Tai bendra būsena ir man labai sunku būdavo grįžti namo, įsivaizduok, tu dirbi 11 valandų, važiuoju paskui į stotelę ir grįžti namo pusę 11 ar pusę 10. Žodžiu, motina ištyrė mano būseną, motina ištyrė mano darbą, motina ištyrė, aš ten eksperimentavau su laiptinėm, žodžiu, valydavau po 3 laiptinės per dieną, man būdavo žiauriai chujova. Aš labai blogai jausdavausi tose laiptinėse. Nu ir mama viską tirdavo, mama stebėdavo mano būklę, net kai būdavo prie kompiuterio. Tai mama būdama prie kompiuterio visą laiką stebėjo mano būklę ir jinai žinojo, kad aš niekur nesugebu dirbti, dėl to, kad pas mane yra paranoidinė šizofrenija, aš niekur nesugebu dirbti. Ir žodžiu, mama tyrė mano būseną sėdėdama prie kompiuterio. Ir galiausiai viskas susivedė į taip, kad aš pabėgau nuo savo darbo ir nuo bendrabučio. Ir kai aš pabėgau, aš nebenorėjau grįžti. Aš dirbau tik 1 savaitę. Ir vėl užsidariau ligoninį. Pabėgau, išėjau į nedarbingumą. Tai mama, remdamasi tuo, kad aš dirbau darbus 2, ir pabėgau iš jų, pabėgau ne tik iš abiejų darbų, bet ir iš savo bendrabučio. Mama remdamasi tuo, kad aš bijau grįžti namo. Jau 2 minutės. Ne, mama remdamasi tuo, kad aš bijau grįžti namo, kad aš bijau dirbti, kad aš neturiu sveikatos sugrįžti namo, kad aš nesiorientuoju aplinkoje, kad mano psichika yra labai jautri. Mama parašė išvadas mano darbingumo procentų ir dabar esu 20% darbingas, bet tai yra moterys. Aš dirbau moterišką darbą pusę metų. Dirbau moterišką darbą. Ir moterys yra stipriai neįgalius. Viskas yra dėl moterų. Viskas.